turėjom nemalonų darbą išrinkti vieną. Tai tas asmuo Solveiga. Atsižvelgiam į komandą labiau, atsižvelgiam į tikslą tikriausiai visą tai sprendžiant ir nusprendėm, kad iš jūsų 4 palieka mūsų visą būrelį fainą. Sinilga. Turbūt, kad taip. Bet žinau, kad viskas pasikeis. Dar kažkas bus. Laura. Artiomas. Malonu. Malonu. Artiomas, malonu. Šimks ten įkvėpi. Gal nepasitenkinimą jaučiau tokį, kad atvažiuoju į jau susidarytą kolektyvą. Tai buvo sunku suprasti šiaip žmonės, nes kalba atrodo kažkokias, aplamai nesąmonės. Tai galvojau, čia nesugebėsiu su jais susikalbėti. Išaušo 12 diena ir ją pasitinka 12 dalyvių. Per šias dienas dar artimiau stoja į akistatą su savimi, savo vertybėmis ir pasitikrinę savo moralės ribas. Gamta apnuogina ir išlaisvina. Tik ar jie išvydo tai, kas jiems patinka? Jeigu bus balsavimai, pirmo taikinio metą įveda ir iššykiai einu, aš dėl to, kad aš viena nebus. Kaip? Kurinė, žiūrėk, bus dar vienas žygis. Mes taip galvom, nes buvo, trečias bus tikrai irgi. Sako, aš kuriu koalicijas, nieko nekuriu, patys sukuriu. Čia ne tame esmė maža, čia... arba mes apsisaugom, arba mes neapsisaugom. Strategija tikriausiai tokia, kad labiau apsiginti nuo tų, kurie daugiausiai strateguoja, o ne apstrateguoti kitus. Tai gal labiau gynybinė pozicija, sakyčiau. Strategijos ir suokalbiai stovykloje patiekiami dar prieš pusryčius. Tik sotumo jausmas vis neateina. 183 metrai. Tiek tilto jau pastatyta bendromis jėgomis. Tilto nulieto pykčiais, nesutarimais, išdavystėmis ir intrigomis. Iki 25 000 eurų liko dar virš 100 metrų ir vos 4 dienos. Ir norisi pastatyti, norisi daryti, vis tiek, žinai. Nu, jo. Bet, pavyzdžiui, klausimai, nes sako, kad vienas gilainėtojas bus, ne? Aha. Tai, o kaip, ta prasme, tai ką, vienas tik daeis to tilto, ar kaip? Nieko nežinom. Supranti, tai va, tame ir varės, kad, blin. Tai mes darėm ne vieną vakarą, kai geresni orai, šiaip mes sėdim prie laužo, žinai, išnekam viską, žinai. Bet klausiam, kas dalintųsi pinigus, kas nesidalintų, nes jeigu visi statom, tai viso vienodo dolę, tą, žinai. Jo. Žiūrėkit, kokie plėšrūnai, kad ne į gerą. Man atrodo, čiums pradžiai mažiausius. Dar nori iššokti į vandenį, kol basas. Seniukai, gal man nuplauk? Plauk, Ignai. Ne, stumim, baigti.
Aš bobiškų darbų nedarau, Nu, prie ko čia bobiškas? Ką da jums padaryti? Visiems kažką padaryti, keliese aš esu, nu hebra. Tas čia vienas tik į vandenį lip begaliu. Nu, ta prasme, tai dabar plauk nereikia jį paimti, tu stovi. Tai, ne, visą ant krančiuko, tipo, čia patrauk, ten įkiš, čia paimk, ten nutem. Tai kad tu nori plauk bidonų, kai čia darbų pilna. Negali, nelip. Supranti, aš paprašiau, tai aš... Bet, jeigu ne, tai aš darau dalykus, tiesiog ne... Pala, ten yra šniūras, esu užrišęs. Ne viską. Ai, prišokit kažkas. Jis daro tik gerus dalykus. Senis daro tik gerus darbus. Blogų nedaro. Nuovargiui didėjant, vis labiau pastebimos svetimos ydos. Savosios per arti, kad jas įžiūrėtum. Nu, bet neina, seni, mes bachūrai esam, o ką mums daryti? Nu, mes negalim nusileisti iki kitų levelio, seni. Žais nežaidęs tą žaidimą, bet išliksiu bachūru. Nu, negalima, sako, taip stumti, kai sakau, bobiškų darbų, nu, bet aš bachūras esu, nu, man dabar plaukti, paimti 5 pantonus. Nu, aš geriau rastą nunešiu, nu, tikrai. Nu, man gėda prieš komandą, ta prasme, plaukiat su ta baidarė. O kad pasakau, toks aš jau esu. Tiesiai šviesiai, nu ką, atviras. Man jausi sakyti kažkam. Žinai, plaukti gal ir nėra paršivna, bet parstumti 11, kai parstumio Sinilga 30, tai yra paršivna. Supratai mintį? Ne. Nu, ta prasme, tegul jis plaukia, bet tada tegul partėm daug, supranti? Teisingai. Jis partėm 10, o Sinilga 30. Jis partėm 6, mačiau. Va čia tai yra blogiau, supranti? O Sinilga 30 partėm? Vienu kartu 30, taip. Kaziukai, kaip tu laikais? Puikiai. Puikiai. Šaunumėlis. Tai ko jūs virvės neusidėtum gal? Palauk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Labai nedaug metrukų nepasiduodam. Jau praktiškai viskas. Jau beveik, jau? Tai gal ir nereikės daugiau medžiagų, ar reikės? Pamatysim. Bet labai nedaug. Maks dieną. Maks? Su šitą maks dieną. Visi šypsomės ir Ir važiuojam. važiuojam. Tiltui ilgėjant, pinigai artėja. Ar sugebės dalyviai dirbti išvien, kai pinigų eis tik vienas? 1, 2, 3. Pagaliau, varom mes. Kur ta dėžė? Varom. Raktą atveš! Tikiuosi, kad viduj ne kiaušiniai, nes ragas jį. Nes kas? Nes jam ragas. Ok, 2 dėžės, vienas sprendimas, kuri dėžė šią minutę gelbsti labiau, siekiant galutinio tikslo. Įrankiai ar papildomas maistas, balsuokite. Maistas. Bet kas balsuoja už įrankį, už ką? Vienareikšmiškai maistas nesirankių... Tu gal kirvi kokį, gal da ką nors? Aleik, ką tau nesigauna darbas? Tai gal vinių duos, mes vinių nebeturim. Kokių ledų, ne? Simo balsą tikrai Gal žinau. mums kažko trūksta? Maistas, vienareikšmiškai sakyčiau. Hebra, kai liko keli metrai reikalingi, čia kažkiek Kokie įrankiai. keli metrai, liko dar Palauk. 30... Mano nuomonė, priekį taip, okei. Bet dabar svarbu nenusilpti, gerai jaustis, pavalgyti. O padonai ir taip gimdosi tobulai. Nu tai taip, turim pupelių dar labai daug, bet kas jas valgo, tas pupelės? Aš valgau. Nežinau, ką daryti. Čia jau jūs spręskit.
O gal bulgarkė, gal ne bulgarkė, o Nu gerai, bet pagalvok, Pjūklą duot. kad ir koks įrankis būtų. Gal kokia teršlė, gal kažkas prie to prisiriš, gal prie... Bet ir taip seniai prisirišė, be įrankį. Nes mes nežinom ir kokio maisto. Jeigu dėžė, tai gal dėžė su 3 kondensovkiam, dėl 3 kondensovkių iškeisim kažką tai? Bet ir įrankio nežinom, gal dar vieną plaktuką gausi. Tuo prasme, davė tokį klausimą, kai mes alkani prieš pietus. Seniai per daug, aš galvoju, tiltą įsivažiuoja, taip jis bus pastatytas. Tau irgi reiktų vieno šokoladą, aš tau vieną šokoladą iš savo. Žiūrėk, nuo mano nuomonė nepastatysim. Tu žiūrėk strategiškai, tu sakai, aš esu strategas. Be įrankio pastatysim. Kam tas maistas? Jau pastatėm 2 PM metrų, pastatysim ir likusius. Taigi jūs norėt badauti? Man taip... Visi pasiruošiam badą, suprantate dabar. Tai maistas irgi padės nešioti tos rastus, o įrankis, kažin, kiek padės panešti tos rastus. Gerai, maistas. Ne, tai visi balsuojam ir viskas. Aš tai manau balsuojam, be abejo. O mes negalim nuvažiuoti pažiūrėti, kiek mūsų maisto yra. Nieko nėra, Iveta. Ką nieko? Ne, Vyro pilno, ką aš duodu. Gerai, nesiginčiam, balsai viskas, dauguma lemia viso. Gerai, kas už maistą kelia ranką? Jeigu lygų, tada sprendžia lyderis, taip yra ar ne? Aš žiūriu į Hebrą, man padaut galiu, bet už maistą. Kelkit. Gerai, kas už maistą kelia ranką? Aš į Hebrą žiūriu ir viskas, kad jaustus normaliai Nu žmonės. viskas, dauguma, nebėra ką daryti tada. Nu vis tiek dauguma maistas. Čia be įrankių ir antrą tiltą dar pastatytume per savaitę. Daugumos sprendimu pasirenkamas maistas. Ne visi tuo patenkinti, kai laukia virš 100 metrų dar nepastatyto tilto. Aš duodu ranką nukirs, kad pastatysim. O net tu nežinai, o kaip būtumėm pastatę, kaip būtumėm gavę tą kitą dėlį. Milijardas procentų gimstas tiltas. Taigi dauguma, demokratija, aš viskas. Aš priėmų sprendimą. Tu sakai, pastatysim. Aš priėmų daugumos nuomonę. Gali 2 pjūklus atimti, Einam pastatysim. paės. Šis šiandien nebedirbam, nes einam paės, nes rytoj baigsim. Matau žmonės, tikrai yra pavargius, nieks nedrįsta sakyti, matosi, kad yra ir pavargimas ir taip toliau. Čia nėra jokio pavargimo. Nepamirškit, kad kai kas jau 12 dienų tampo rastus. 12 dienų. O neriša ir pjauna pasikeisdami. Davai. Keliamės, dirbam, kažkada gausim Bet, maistą. tu tokį pasakydamas, numuši visus kitus, kurie taip pat pagal savo galimybių Tai nesiklausykim, visi tiek pat sunkiai dirba. Nėra svarbesnio Dvi dienos į darbo. saulę žiūrėjai, tai čia... Ir čia dabar išlošė argumentą rimtai. Aš vardų neminiu. Aš sakau, kad Davai yra pavargus. nebesinervuojam, einam dirbti. Ne apie tai kalba Ne apie tai kalba, Kad reikia maisto, manau, daug ką. Kad vienam geriau pasijus, kitiem nebūtina blogiau pasijus. Viskas turi savo kainą. Maisto dėžė kainuos vienas žmogus. Simas, ane? Ne, viskas tikrai turi savo kainą. O dėl balsavimo buvo mintis? Sakom, viskas turi savo kainą, ten bus maistas ir kas išmės, sako, ką išmės, sakau, mes ką nori. Davai nestrateguokit, kol nieks neaišku. Sakau, spręsk pats. Ne, Laura iškart sako, kai ugnė išmės, sako, man nepatinka, ne. Seni įrankiai pavargusiose rankose tampa vis didesnė kliūtimi tikslui pasiekti. Vis dėlto, vienas jų pasirinks lengvesnį kelią. Vienas jų atsisuks prieš visus. Nu, karoč, Hebragi, už valandas eisim pietaut kažkur, davai, p***tas dirbt, Norėčiau kai ką pasakyti, bet patylėsiu. Patylėk. Man labai jau nuguliau šikną, negaliu sustoti. Sunku. Nu da, reikia. Reikia. Aš galvoju, reikia įrodyti vieną bairį gal. Paimam 6 ir gulim. Ryte Jeigu dar atsiskeliam ir gulim. kažkas sako, visi taip, Ir kas nors sako ir taip 6 ir viskas. O ką gali padaryti? O ką? Nu, bet nieko. Kokie jie blogi, ne? Nu gerai, blogi. Stovykla nusprendė gerybės vietoje įrankių. Jų pasiimti keliaus Simonas. Švyturys nieko neduoda už dyką. Viskas turi savo kainą.
Ulele. Čia ką būtume gavę, ne? Pirštinės, kirvis. Tik reiktų kažkaip čia saugiai parvežti. Prieš Ivetos akis sudėtingas sprendimas. 5000 ir kelionė namo, arba tęsti tilto statybas kartu su komanda. Tikrai nustebau. Tokia buvo akimirka šoko galbūt kažkokia tai kažkuria prasme. Turėjau apsvarstyti. Niekada nepriėmu sprendimo va taip iškart. Sprendimas priimtas. Iveta pasirenka pinigus. Makaronai su cukiniom, česnakais ir tunu. Trūksta tik parmezano. Bet juokingiausia, kad išsiunčiam maisto tą žmogų, kuris labiausiai valgyt man. Vėl blogai. Šiandien pavyko pastatyti dar 45 metrus tilto. Švyturys ir 25 000 eurų jau ranka pasiekiami. Lafa. O, žiūrėk, maistas parpluk. Misija. Na. Nu, paim traktą. Kiek kondensovkės Užrakinta? parneša? Simai. O, grįžu Simas. Užrakinta? Grybšiukas. Grybų. Graudon kepurą. Grybų gavom. O, kas čia grybai? Tortą Kas gavom. čia yra tortas? Geras. Geras, jėga. Eik, tu savo tikrai, jūs ačiū, nuostabus, eik, tu savo. Mirsit badu. Tu savo, gerai. Geras. Gerai, o kas blogo? Nu tik nesakyk, aš noriu tortą pavalgyti, nejuokit, Čia viena nebandyk. gera žinia. Bet kaip žinot, viskas šitam žaidime turi savo kainą. Nu, tai sakėm. Jėzau, žiūrėk, o Dieve, tie patys turėjo. Nu, sakyk. Sakyk kainą. Bet su balsu gal noriu rimtą, rūdą. Ne tą pasakyk. Ne, labai gersim. O Dieve, kaip jis... Papasakosi ką nors? Tai kaip Laura ir spėjo, reikėjo vieną žmogų išbalsuoti. Vieną išbalsuot reiks. Reikėjo. Ta prasme. Ten reikėjo nuspręsti. Tai tu taip išeini? Ne, ten reikėjo pasirinkti, ką išbalsuoti. Tai tu įsprendai kas, ne? Tai visi susirinko, ne? Rimtai tortas gavau, stumė kažkas. Aš galvoju, paliubomus stumė. Sapnuoju.
Gal sapnau tortą? Nu. Visi susirinko, ne? Tai nusprendžiau, ką žinau, paleis žmogų, kuriam sunkiausia, tai Alina. Mane išmetė namo? Turim tai. Taip. Kam tu mane išmetė namo? Taigi kam? Nu, durniau tu. Aš turėjau eiti iki galo ir nesvarbu, kad aš verkiau, blemba. Čia prigavo tave, juokauja. Čia juokauja. Durnas, Simonai. Juokauju, nieks negrata. Aš išgardavau. Tu štai debilė, tu koks nesveikas, negalima šitai daryti. Čia žiauras juokas. Kas čia įvyko, o Dieve mano, wow. Tu savo, nu ta prasme. Tu nesveikas, Simonai, esi durnas, tu tikrai žinok su savo tokį elgesį. Ne, bet nu davai, tai nevalgot, ar man irgi pulti? Ne visi valgo, jūs nieko. Okei, einam, kad daugiau mano burna didelė, aš galiu daug ką. Silpniausia, ta prasme, nu tikrai negražiai pasielgi, užkniso, blemba, tai kiek čia gali tokių bairiauti? Negalvojau, kad tu taip... Man čia ne bairis, pavyzdžiui, žinau, dėl ko aš atėjau ir mane bairis, neprikolas. Nepyk, aš negalvojau, kad taip reaguosi. Ne, neprikolas, kaip praeitą kartą jau iš mane išbanino, susikiškite savo tortą į subinę, savo visi durniai, jūs tikrai. Šmaikštumas, kurio kaina ašaros. Šioje bendruomenėje tai jau tapę standartu. Bet šiaip žiauru, nesakykit, biškai. Nu ką žiaurus, bet jinais neadekvačiai elgias. Bet nesolina, tu galėjai, sakau, su manim tai Bet daryti. jeigu čia būtų bus tiesa, jei būtų bus tiesa. Taip, būtum su tavim, tai tu būtumai Tikrai nebūčiau, aš būčiau ramiai išėjęs. Ne, nu jinais negali šiaip taip elgtis, jūs juokavo. Tai ką man irgi žaunas kažkam, kas išbalsuos? Ai, jie čia daužosi, tai kur ten tie straipsniai, pagal straipsnius? Ne, negali jinais taip elgtis, čia grybą užpioja baisiai. Ne, nu dabar žinau, tokį bairį reikia išmesti. Aš kai įsivaizduoju, kad tiek svajoju, tiek tikiu savimi ir ateina ir juokauju tokiais dalykais, ta prasme. Tai nejuokinga yra. Kai tu ateini kažkieno svajonį, tiesiog juoku padarai. Bet pasirinkimas... Lemba nebent pirštinės daugiau, tai nieko. Pasirinkimas tobulas buvo, ne? Pjūklus turim. Seniai, ten dar vieną dieną ir viskas. Ugnė, kur tu? Be pirštinių, mano pirštai. Ugnį plaktuką duokit. Pašnekėsim galų galę, kai baigsis projektas. Nu, bet sutinki, kad teisingai Ne, sakiau? nesutinku. Nesutinki, reikia plaktuką. Reikia plaktuką. Aš tai galiu atiduoti, bet... Nu ne, nėra tokių taisyklių. Nes aš tik... Visi bendrai nubalsavom, viskas. Aš tik noriu pasakyti, kad geras pasirinkimas. Gerai, o jeigu būtumėm nusprendę imti įrankius, ne visi nepriimtum, sakytum, Ugnė, tu šaunuolė, nepagirtum. O dabar stumi, kad jinai priešingai sakė. Taip. Nu tai nestumk. Nes mano pasirinkimas buvo teisingas. Ne tavo, mūsų visų bendrai, nes visi balsavom. Bet... Bet Aš labai nirtingai balsavau už Nėra maistą. bet, Ignai. Visi balsavom. Dabar kaip per naujosius metus jaučiuosi. Galėjo iki 3-1 palaikyti, ne? Verkai šauda. Verkai, muštynės, nu viskas kaip turi būti per balį. Tipinės tokios lietuviškos vestuvikės, žinai. Ne žmonės čia gyvena su manimi, ne žmonės. Čia taip elgiasi, ne žmonės, kurie žaidžia iš kitų svajonių. Čia yra ne žmonės. Žvengia, jiems juokinga yra. Pas ją dar tos jėgos yra, būtų prajungę, čia viskas būtų. Nu, čia būtų viskas. Čia būtų gaivint kojas, kelti, gaivint simuką. Paramedikus kviesti. Ne, nu bet baisu, nu negalima taip. Hebra, davai, Nu kaip negam, jau padaryta, viskas, kur? Į ateitį žiūrint, ne viens kitam į galvą čia dabar. Kodėl? Aš tai iš karto. Nu realiai, matau, kad galima. Jeigu tipo išleidai. Jeigu vienas gali, tai gal ir kitas gali. Gerai, tipo, Ne, gerai, aš tada irgi. kas krenta lauk, gauna po vieną smūgį. Ne, taip išeina. Ja, iškart gali šauti tam, kuris nulėmė. Kas nujama? Kas nulėmė, tam iškart gali šauti. Paskutinį balsą, kas uždeda. Baig. Nu, Visi sutinka, ne? Taip. Ir ką darom tokiuose? Nu, Ugnė, nu tai tu... Zajavo rašyva, va, toj situacijai. Ne, ta prasme, bairis tai buvo tobuls ant manęs.
No. Būtų žiauriai gerai gavęsis. Nu, ta prasme, aš čia būčiau, ta prasme, biškį taip veidelį nuvarė, supranti? A tai tu čia dabar sakai, kad Simas negerai padarė? Nu, man tai taip atrodo. Ką čia, pezi? Nu, tai bet kodėl jūs tada kitą kartą, kai Elinai ką nors pasakai, ta prasme, visai teisingai situacija, kai jį užsirauda, ant jos atgal negalim sakyti, o dabar čia tokia, nu, rimta. Jos nebesugauda, jinai išbėga kažkur. Kontentas, kas yra? Čia niekas neįžeidė, neiškoliavo kažką. O kad Elina kažką. pliauškė, taigi jin durna yra, taigi jin nepakaltino kažkas. Taip, aš durna esu, debelėka, užsičiauptų iš viso geriau. A tu supranti, kad šiandien kalbėjau apie savo svajonių namą? Pabūkim biškį, nes ant žodį ištarsi apsiraus. Apie savo svajonių namelį. Ir atėjo kažkoks tai asilas. Ta mano svajonė sudaužyt, dėl to, kad pajuokautų. Dėl to, kad pajuokautumei. Tu nenormalus, Simai, esi nenormalus. Tu kitų svajonėm žais, bet ne mano svajonėm. Visi turi savo svajonių namelį. Nu, jai per stipru buvo, vyrai, jūs tokie stiprus visi, o puolat patys silpniausi. Tai yra Jinai apskritai nusistačius, kad jinai jau laimėjo, atėjo laimėjo, nu tai kas čia yra, tai anksčiau ir vėliau reikės nusivilti gyvenime. Vairis buvo juokingas, bet reakcija jūsų tai, ta prasme. Tai tu gali dabar ir apsidžiaugti, nes tu iki galo toliau važiuoji. Žinot, kodėl man pikta, pavyzdžiui? Kadangi išsirinkom silpniausią žmogų, ir jis negali atkirsti normaliai, tai jo tada reikia pareiti. Jinai kanda mums dar daugiau. Jinai tikrai nėra silpniausia, jinai tikrai žino, ką jinai daro. Pradėkim nuo to. Prie visų knistasi. Kur čia silpniausia? Būtų silpna nesikandžioti. Taip. Aš stiprus žmogus, aš tokia noriu būti, dėl to aš globoju, man tai nėra sunku. Man nėra sunku pasakyti, nežinau, padažyti, pavyzdžiui, Elinai lūpas vietoj to, kad sakyti, kad lūpdažys yra senos mados. Ar kažkas tokio. Aš manau, kad niekas nesusimąsto, kodėl jis yra toks. Ir tai nėra jos kažkokia savybė. Tai yra tiesiog galbūt aplinkybės gyvenimo. Nežinau, tiesiog aplinka ne ta. Jūs galite pasišnekėti vienas su kitu tiesiog, ne? Pasakyti, tu gali pasakyti, vat, aš taip pasijaučiau, kai tu va taip pajokavai, žinai, ir prašau, nu tu mane labai skaudinai. Ir va toks pokalbis gali kažkas spręsti, bet tavo išėjimas, bet žiūrėk, Alina, tavo išėjimas nieko neišspręs. Tu ten išsineši tą nuoskaudą ir dar toliau ją galbūt ir auginsi, tai tikrai neverta. Kokia nuoskauda viskas, man bus sutraumuos tokie žmonės šalia manęs, būdami manęs sutraumuos, pažiūrėk, aš nepažįstu savęs tokios, kokia čia dabar esu vėl. Kažkada seniai buvau, kai depresijos ir gal aš įsivarysiu ligą, depresiją, man pastovi suskrandžiu blogai. Ir čia tokie žmonės, kad tu būtum pagyvenęs, jau tu būtum seniai iššaudęs čia visus. Čia reikia atlaikyti, dar turėti nervų. Žvengia, jiems jokinga yra. Gal reikia paprasčiau žiūrėti į viską. Tai pradėjau suprast, kad tikriausiai čia va, tiesiog kas darosi su žmonėmis, kai va, biškai atsitrūksta nuo tos ne tai, kad realybės, bet visuomenės. 12 žmonių ir 12 svajonių. Kaip pamatuoti, kuri yra vertingesnė ir svarbesnė? Blemba, kiek nedaug liko, eik tu sau, negaliu patikėti. Simonai, palauk manis. Bijau, kad nuskandinsi mane. Ką? Bijau, kad nuskandinsi mane. Nenuskandinsiu. Aš kažkodėl aš taip jaučiau, kad tu taip negalėtum sugalvoti, nu taip. Tai taip pasakė, taip pajuokauti, taip. Nu, davė tokią mintį. Dieve mano, kokie žiaurų žmonės, Simonai, bet tai kam tu taip klausai? Aš galvoju, žinai, su tam juokavimu visą laiką. Čia man neskaudus dalykas, jau tu reikia suprasti, čia Ignas padarė taip. Tai negalvoju, žinai, kad tu supyksi. Ignas čia padarė, nes Ignas va taip daro visus tokius intrigus, tokias specialiai. Atleisk, prašau. Nemaniau, kad taip jautriai reaguosi.
Nu gerai, aš nepykstu, ta prasme, žinau, kas čia pasielgia šitaip. Kas per brudą žmogus čia yra iš viso. Ir Vidmantė, žiūrėk, irgi palei jį šokinėja, kokią mandrą čia jinai prieš mane dabar. Čia, žinok, jie čia susistygavę. Taip, o tai kodėl aš su Kaziu nenoriu bendrauti, ta prasme, nes jisai šokinėja palei Igną, viską. Tai čia atsargiai, žinok. Nes jie norės čia mūsų išmėtyti po vieną. Taip. Dėl to aš nenoriu šokti, dėl to sakau, be maila sakau, Kaziu, sakau, tu nori sulysti tam Ignui subinį. Ta Vidmantė irgi čia žiaurė, dabar paskui tą Igną girdi. O tas Ignas pirmą dieną jie išmes, reikėtų rinktis iš karto tą išmestų jie. Nepasiduok nei tu, ta prasme. Ne, tai mes turim kartu laikytis arba mums ragas, žinai, viskas. Nu, nes matai, va, čia kūrėsi komandas, prieš musą girdi, nesąmonės daro, pirkždo specialiai. Specialiai pykdo. O, bent garsas atsirado. Viltis. Sušalę, sėdim. Ne, Plius 2-4. Atsvarisos ugnelės, biški duoda jaukumo seniai. Taip, faktas, dėl to tai čia nėra nei kalbos. Čia lizda grinai kažkokią paukštę jau deginį. Taip. Motina, paukštė, motinėlė. Iš karto, va. Tiesioginė, net nesūdyta. Ten virtuvė maisto yra? Nėra. Nėra? Elina daro savo, naujokui ir Simonui. Ir Simui? Jo, nes sakė, kažkas jį pritravino tai padaryti. Jisai nekaltas. Taip. Nu kaip tu jauties, pavyzdžiui, tokias nesąmonės darydamas pats specialiai, kad kitus įskaudinti, kad kitiem įkasti, intrigantė, tu intrigantė. Sako intrigantė. Nesirauk, Alina. Kas? Man puiboba arba Dieve, pūras. man, ką Šiaip padaikai ir apsišyksi čia prie to laužo. Nu, kad tu man tai padaryk kažką, tik padaryk. Tu savo bazarą, tai irgi šokit tą vandenį skandinkis, asilę, tu asilę. Debilė apsimest čia. Bet kramtyką kalbi geriau. Nu, man neįdomu, tu kramtai, kad tu kalbi visiems. Tu kramtai, ką tu virtuvėj pasakei, debilė. Nu, tu pažiūrėk, o ką tu man sakei, pavyzdžiui, kaip prieš tai, kad tu prašai manęs. Tu man tai pasakei virtuvėj, aš pasakiau, ką tu pasakei. Intrigantas tu esi. Man zin, ar tu žemas, ar tu mažas, ar tu ten, ar tu didelis, ar kokias tavo tos pareigas, ant manęs nepuls nei vienas. Nei vienas, supranti? Tu šizofrenikė ar kas tam? Aš man puolu ant įdomu, tavęs. man Aš tavęs įdomu. nepuolu, man tu iš vis. Oi, koks tu ramus, koks tu dabar junk tą durnį tokį idiotišką, tokį invalidišką tokį. To raidanas, nes aš ant tavęs nepuolu, tu atėjai čia, ne aš pas tavim. Sakau, man pikta yra, kad žmonės, kurie turi jėgą, kurie turi valdžią, naudoja ją va taip kartais. Gūdžiame miške visi jaukiai susėdė prie laužo. Veiduose šypsenos. Statybos šiandien buvo itin sėkmingos. Tačiau vienas iš jų saugo paslaptį. Tai paskutinis Ivetos vakaras kartu. Ji pasirinko palikti stovyklavietę ir pasisavinti 5000 eurų iš piniginio prizo. Man palengvins gyvenimą. Aš išmokau jau užsidirbti tiesiog būtiniausiams dalykams ir daryti tai iš savo mylimos veiklos. Ir dabar savo veiklą vertinsiu dar labiau, nes tai yra kur kas lengviau negu statyti tiltą. Bet man tai yra nemaža suma ir jinai palengvins man gyvenimą. Ai. Reikėtų mėgot, bet tingiu. Dar ankstoka biškinė. Reikėtų mėgot. Kažkokia ramybė atrodo kaip paskutinis vakaras. Tai ne prieš gerą, ne? Paskutinis vakaras, kodėl paskutinis? Nežinau, tokia ramybė. Jai teks palikti stovyklą vidurnaktį. Kiti dalyviai apie tai sužinoti negali. Atrodė visą dieną, kad visi viską žino.
Tikrai gaudžiau žvilgsnius, kažkokius komentarus, atrodo, klausimus, atrodo, visi viską žino. Naktis. Visi miega. Išskyrus Ivetą. Atėjo laikas paskutiniai akistatai su švyturiu. Viskas turi savo kainą. Iveta, norėdama pasiimti 5000 eurų, turi sugriauti 50 metrų tilto. Kitu atveju, ji paliktų stovyklą tuščiomis. Kas svarbiau, jos asmeninė svajonė ar bendruomenė, kurios dalimi ji jau suspėjo tapti. Iveta nusprendė. Jos svajonė ir pažadas sūnui. Su kiekvienu kirčiu griaunama tai, ką Iveta kartu su kitais taip sunkiai statė 12 dienų. Griūva užsimezgusios draugystės. Griūva užtarnautas pasitikėjimas. Kažkurio momentu tiesiog prisilietas prie tilto tas jausmas, kiek darbo ir aš įdėjau į tai. Ir tu tiesiog, tarsi be priežasties, tai gadinėm. Tai aišku, tai toks buvo širdį spaudžiantis dalykas. Bet turiu dar antrą pusę savo ir manau, kiekvienas turim. Tai yra žaidimas. O man patinka žaisti. Dabar jis tapo įdomesnis. Tamsiame vandenyje pasklinda dalimis sukapoti segmentai. Kažkada sukurti sunkiu draugų darbu. Keliamės visi, igi tiltas supjaustytas, alio. Kitą ketvirtadienį. Tolsta, byra, segmentai plaukia jau atskirai. Iveta sunaikino 50 metrų tilto, mainais į 5000 eurų. Čia bendra darbą sukniso. Chaosas ir panika. Sikštynės, jūs čia ne žmonės, jūs. Aš bijau nepastatyti tilto, o kiti bijo, kad kažkas kitas laimės. Tik per Telia Play Plus.